Labadiena, mėly žiūrovai. Trumpai apie tai, ar yra skirtumas kirpti pušies žvakeles, taip sakant, tos jaunus ūglius, ar laužti. Ne? Visi tikriausiai girdėjot, kad jeigu kerpa, ten geltonuoja spingliai, ten dar kažkas tai. Aš tai kerpu pagrindė, tai yra 90% aš nukerpu, kažką, kai netingiu, tai išlaužau. Va, na tai pažiūrėkim, štai žiūrėkit. Beje, ar matot skirtumą? Čia yra kirpta. Čia yra kirpta. Va, tai iš tolo, čia maždaug 30 cm nuo ūglio, nuo šakelės tai yra kamera, tai čia niekas iš esmės nesimato, bet pažiūrėkime iš arti. Jūs matot, nu, iš tikrųjų, vat, kur kirpta, matosi, kad žirklės per spyglius prasėjo, matosi galiukai padžiūvę. Atsitraukiam apie 30 cm. Nežinau, ar jūs ką nors žiūrit. Nieko čia, man atrodo, per daug nesimato. Nu, čia va irgi, žiūrėkit, va, padžiūvė truputėlį, bet ant didelės pušės nesimato. Gal ant bonso, gal ir matytųsi. O štai čia, pažiūrėkim, pabandykim. Va, čia, man atrodo, buvo laužti. Šitie čia žemai buvo, pirmieji, jauni. Čia, va, matot, gražus yra spingliukai, viršūnėlės. Nėra padžiūvusios. Va, ir čia, va, pabandysiu perėtinti, va. Išlaužta, o padžiūvimų nesimato. Tai skirtumas tikrai jisai yra, bet plika akim jisai praktiškai nematomas. Ten galima sakyti, iš praktinės pusės galima kirpti ir per daug negalvoti. Vat, bent jau aš taip darau. Tai gerai, gerų jums darbų, gero savaitgalio, geros vasaros, gero sezono. Iki.